Sveiki! Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, sužinosite, kaip nustatyti ClassVoice įrenginius ir pradėti naudotis rinkiniu. Visi ClassVoice įrenginiai yra atskiri elementai, todėl paleisdami juos pirmą kartą turite susieti. Paleidžiant kitus kartus, sistema atsimins juos ir jūsų sąranką. Prisijungę prie žiniatinklio programos, viršutinėme dešiniajame ekrano kampe rasite mygtuką įrenginių skydelis. Spustelėję jį būsite paraginti prijungti valdymo šakotuvą prie kompiuterio arba interaktyvaus monitoriaus. Norėdami tai padaryti, tiesiog naudokite pridedamą Vestei laidą. Patvirtinkite prijungimą spustelėdami mėlyną mygtuką leisti. Dabar naršyklėje galite būti paprašyti leisti prijungti prie nuosekliojo prievado. Tokiu atveju pasirinkite Lespei nuoseklioji jungtis ir spustelėkite prijungti. Dabar metas priskirti Classpad įrenginius ką tik prijungtam valdymo šakotuvui. Iš pateikiamų parinkčių pasirinkite priskirkite automatiškai, naudodami bazinę stotelę. Pirmiausia įsitikinkite, kad visi Classpad įrenginiai, kuriuos norite priskirti, yra bazinėje stotelėje. Jei taip nėra, įdėkite juos į sunumeruotus lizdus. Tai atlikę, spustelėkite mėlyną mygtuką įdėtą. Tada, vadovaudamiesi nurodymais, 3 sekundės laikykite paspaudę mygtuką, esantį ant bazinės stotelės pagrindo. Tada Classpad įrenginiai sinchronizuojami su sistema. Viskas. Dabar visi prijungti įrenginiai yra įrenginių sąraše, o jūs esate pasirengę pradėti pamokas. Naudodami skydelio viršuje esantį mygtuką, galite perjungti klasės žurnalo rodinį ir patikrinti, ar visi mokiniai turi paruoštus naudoti įrenginius. Kai išimate mokiniams skirtus Classpad įrenginius, kiekviename įrenginyje įsimenamas lizdo, iš kurio jis paimtas, numeris ir sugeneruojama unikali mygtukų schema. Taip lengviau atpažinti įrenginius, kai jie padedami ant mokinių stalų. Pamokos pabaigoje nereikės rūpintis, kaip sudėti Classpad įrenginius į tuos pačius lizdus. Kitą kartą numeriai bus automatiškai priskirti Classpad įrenginiams, kad jums būtų lengviau. Dėkoju už skirtą laiką ir kviečiu grįžti bei pažiūrėti daugiau vaizdo įrašų. Iki greito pasimatymo!